vertinu labai teigiamai, nes buvo labai smagu per tas kelias sesijas laukti daug įvairių patarimų, atsakymų, kažkokių vizijų, kuria linkme mes galėtume judėti, kokius sprendimus priimti. Tai apskritai kilo labai daug gerų minčių, kurias tikiuosi palaipsniui mes galėsime vienaip ar kitaip įgyvendinti. Viena vertus yra išgirstamas jaunimo balsas, kas šiandien yra labai aktualu. Yra duodama tam tikrų patarimų, apie kuriuos kažkaip kasdien mes nepagalvotume. O kita vertus ir tie patys moksleiviai ar studentai irgi gauna labai daug geros patirties, žinių, kurias gali pritaikyti ir vėliau. Jo labiau yra užmezgami ryšiai ir tikiuosi, kad ir šiuo atveju mes galėsime ir vėliau palaikyti tos ryšius, santykius ir vystyti kažkokius projektus, idėjas ir panašiai. Tai iš tikrųjų čia tokia netradicinė veikla, kurios tikrai kiekvieną dieną nepadarysi. Ir būtent tas dalykas, kad susirinkti su kitais žmonėmis, kurių dažniausiai net ne visai pažįsti. Ir kad turi atlikti darbą, susitelkti su vienu tikslu, priimti kitų nuomonę, nes tai yra iš ties sunku kartais padaryti. Manai, kad tavo sprendimas yra pats geriausias, nors dažnai taip net nebūna iš tikrųjų. Ir būtent ta komandinė patirtis, manau, yra pats didžiausias pasiekimas, kurį gavau iš šito projekto. Ir tai buvo puikiai galimybė išeiti iš savo komforto zonos, nes tokių dalykų kasdieninėje veikloje neatlikčiau. Ir labai džiaugiuosi, kad dalyvau šitą projektą. Mums įdomu, kam jauni žmonės mąsto. Mes patys žinom apie kai kurios dalykus, kuriuos patys vartojam, bet paprastai nepataikom su tais dalykais, kurių patys nemėgstam ar nevartojam. Tai jaunų žmonių ir studentų nuomonė šitoje vietoje yra labai svarbi, kad galėtume teisingus sprendimus padaryti. Patiems studentam patiko tai, ką jie darė. Mes irgi tiek kažkokių naujų minčių išgirdom, tiek galbūt kai kurias savo mintis pasitikrinom. Tai aš kažkaip galvoju, kad čia bendrai visi tiek kažkiek ir fano turėjom ir naudos iš viso šito. Būdama VPC supratau, kad ką reiškia planuoti savo laiką, kai jisai priklauso nuo tavo visų kitų grupės narių. Vertinu šį projektą ir studentų pateiktus siūlymus tikrai gerai, taipogi reikės laiko šiek tiek ir išanalizuoti. Tikrai, ką mes padarysime kaip kompanija iš savo pusės, tai yra pasitarsime tarpusavyje, būtent informuosiu ir kolegas iš rinkodaros ir iš komercijos departamentų ir tikrai, manau, pasinaudosime vienu ar gal net keletą įdomesnių ir patrauklesnių studentų pasiūlymų. Išmokau dirbti komandoje, sužinau daug naujų metodų, iš tikrųjų labai daug naudingos informacijos ir manau, kad tikrai tai man pravers ateityje ir baigiant studijas. Kuo buvo ypatinga ši verslumo akademija, kad šalia studentų mes taip pat turėjome grupę aktyvių moksleivių, kurie sprendė Kauno iššūkio problemas. Ir iš tikro, manau, kad kiekvienas iš dalyvių gavo daug patirties, išmoko naujų metodų ir ugdė verslumo kompetencijas. Turbūt būnant universitete, studijuojant, visi galvoja apie tai, ką veiksiu toliau. Ir šita verslumo ekosistema, šitas didelis žmonių būrys, verslumo bendruomenė ir visos vertybės tikrai leidžia teigti, kad tokių galimybių, kontaktų ir patirčių jie negaus niekur kitur.